Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Labadiena, eteryje Erika. Labadiena. Ir Martynas, ir mes apžvelgsime ateinančių savaitės kultūros, sporto, meno ir kino renginius Šiauliuose. Taigi pradėkime nuo sporto. Šių metų vasario 28 dieną, 18 val. Šiaulių arenoje vyks LKL čempionato rungtynės tarp Šiaulių ir Utenos Juventus. Kovo 1 dieną, 18 val. Šiaulių arenoje vyks BBL čempionato rungtynės tarp Šiaulių ir Prienų Rūdupio. O kovo 3-4 dienomis vyks Lietuvos 10 sportinių šokių čempionatas pirmenybės. Taigi dabar apžvelgsime ateinančius kultūros renginius. Vasario 29 dieną Saulės koncertų salėje 19 val. Įvyks džiazo vitražai, džiazo miniatiūros koncertas. O kovo 2 dieną Šiaulių dramos teatre vyks vienos dalies spektaklis Kova pagal Franco Kafkos kūrybą. Taip pat kovo 4 dieną Šiaulių dramos teatre vyks 2 dalių graudi komedija Labai paprasta istorija pagal Mariją Ladą. 2011 m. lapkričio 2012 m. balandžio mėnesį Šiaulių Aušros muziejus tęsių tradicinių tapusių edukacinių užsiėmimų ciklą Šeimos savaitgalis muziejuje. Kiekvieną mėnesį pirmąjį šeštadienį 12 ir 14 val. Šeimos norinčios turiningai praleisti laiką kartu yra kviečiamos apsilankyti įvairiose edukacinėse programose. Šį šeštadienį kovo 3 dieną bus pasakojama apie Šiaulių senamiestį, Frenkelio vila, Vilniaus gatvė 74. Renginyje, pavadintame Lietuvos virtuozai, dalyvauja smuiko virtuozas, žinomas atlikėjas ir kamerinio orkestro Kamerata Palatina Vilnensis vadovas Vilhelmas Čepinskis. Taip pat renginyje galėsime išvysti žymiausių Respublikoje gitaros virtuozų kvartetą Baltijos gitarų kvartetas. Be virtuozų instrumentalistų renginį praskaidins vokalo virtuozė, žinoma ir populiari dainininkė Judita Leitaitė. Viskas vyks vasario 29 dieną Šiaulių kultūros centre. O dabar šiek tokia informacija kino mėgėjams. Vasario 28 dieną įvyks filmo Gainsburgas Didvyriškasis gyvenimas premjera. Kovo 2 dieną įvyks filmo Pelenė premjera ir tą pačią dieną įvyks filmo 12 vilties valandų premjera. Visus šiuos filmus galite išvysti kino centre Forum Cinemas Šiaulių Akropolyje.